Labą dieną visiems, kas mūsų šiandien klausotės ir labas, Miglė, seniai matyta. Ne taip ir tada prieš 2 mėnesius, bet labas visiems. Ar jūs galit patikėti, kad man šiandieną pavyko įkalbinti Miglę trumpam pokalbiui dėl to, kad gegužės mėnesis yra bendrystės mėnuo. Ir mes su Miglė šiandieną kalbėsime apie Mylu tėvai bendrystės grupę, kuri atsirado, primink, jau tikrai gana senai. Ir tada tu buvai vieno vaiko mama ir mes bekalbėdamos su Migle labai taip dalinomės, kogi mums reikia būnant mamomis, kas yra svarbiausia. Ir iš tokių pokalbių kartais gimsta tikrai nuostabus dalykai. Migle, ar atsimeni, kokios mintys buvo? Prieš 3 metus aš konsultavusi su tavim dėl Emos miego. 3 metai, kas nepasikeitė, tai vaiko miegas, kai buvo blogas. Klausyk, ta prasme, čia visiškai disreklama. Ne, tiesiog, bet kodėl, man atrodo, gerai yra tą pasakyti, nes kartais tiesiog yra vaikų, kurie nemiega. Tikrai tiesa. Ir kartais viskas, ką reikia tėvams padaryti, tai tą priimti ir pasidaro daug lengviau gyventi. Tai jokia čia nedisreklama, nes nesikalbėdama su specialistais tu iki to kelio neateitum, to suvokimo ir priėmimo, ar ne, kur kartais tai yra vienintelė išeitis. Bet taip, prieš 3 metus, žinok, man atrodo, mes taip gegužę ir birželį kažkur ir startavom ir tada vadinasi sklandi pradžia ir aš atsimenu, kad dar buvo vienas faktorius, kuris labai šitą mūsų kūrinį paskatino, tai buvogi COVID-ai, buvo lockdownai, mes buvom izoliuoti ir mano Emos pirmi gyvenimo buvo 1,5 metų, taigi buvo praktiškai visiškoje izoliacijoje, tarp Kauno Vilniaus buvo barikados ir kad mano tėvai atvažiuotų pažiūrėti savo pirmos anūkės, reikėjo ten popierių štampų ir, to prasme, biškai, dabar skamba kaip iš filmo. Bet esmė ta, kad ta motinystės vienatvė tada buvo taip užaštrinta, jinai taip buvo užstiprinta ir nieko rinkoje nebuvo. Realiai nebuvo nieko panašaus ir mes tada su tavimgi tikrai labai greitai ir išspurtavom, nes tas poreikis buvo milžiniškas. Ir kas man labai smagu, tai 2 dalykai man labai smagu. Tai viena, kad net ir pasibaigus visiems COVID-am ir visiems lockdownam, liko poreikis tam, ir mamoms to reikia ir mamos tą gauna lengviausių įmanomų būdų. Savo namuose, savo telefone? Kada patogu, kada nori, kada reikia, kiek nori, kiek reikia, ar parodyti anytai, ar parodyti savo mamai, ar parodyti savo vyrui. Tiesiog, kad tai yra maksimalus lankstumas, koks tai gali būti beįsivaizduojamas. Ir tai yra vienas iš tikrai labai stipriai motinystę lengvinančių dalykų. O antras dalykas, ko aš labai džiaugiuosi, tai kad aš dabar esu 2 vaikų mama ir turiu realiai tikrą progą tą savo kūrinį mūsų naudoti pati praktiškai. Ir aš dar to nesakiau gyvai, bet aš kiekvieną kartą, kai man ko nors prireikia ir kai aš ką nors padarau ir panaudoju, mane apima toks džiaugsmas, kad taip, kad toks dalykas yra, aš tokia taip, wow, kaip čia man patogu. Ir tada, taip, gerai padarė. Bet aš čia pat ir padariau, ne? Bet man atrodo, aš dar noriu grįžti prie to pajokavimo, ką mes pajokavom, kad tarsi tai, jog tavo dukra nemiega, yra tarsi tokia antireklama man kaip miego specialistai, bet žinoma, mes čia visą tai jokaujam, bet man atrodo, kas yra svarbu ir ką bendrystė ir bendruomenės iš tikrųjų pakeičia mamos gyvenime, nes labai dažnai mums atrodo, kad tai, kas vyksta su mumis, yra visiškai tik mūsų dalykas. Tai atrodo, kad visų mamų vaikai valgo, visų žinda, visų miega, bet tik aš kažkaip feilinu šitoj kelioniai. Tai bendrystė, man atrodo, pirmiausia, ką ir atneša tą gebėjimą išgirsti, o kaip kitos mamos gyvena. O kas jų rūpi? Normalizuoja daug tokių, nesąmonių. Normalizuoja tas nesąmonės ir galų gale, kai jau išgirsti, kad žiūrėk, tai jau čia mūsų, čia jau 3 nevalgo, arba, žiūrėk, ir jos susiduria su žindymo kažkokiais sunkumais. Ir tada atrodo, tai jeigu mūsų daugiau, tai reiškia, aš nefeilinu. Tiesiog yra sunku, tai yra tiesiog sunkus procesas, ir jame yra pilna duobių. Ir aš turiu tą vietą, kur aš galiu ateiti ir sakyti, žiūrėk, kad man vėl duobė, man vėl kažkas tai nutiko. Ir tai yra normalu.
niekas nesišaipo, bet specialistai ateina ir sako, žiūrėk, ką su to darom. Kai tu matai prieš save ir ne tik tą vieną savo vaiką izoliuotą, ar ne, tai atrodo, kad jam kažkas negerai, kad aš kažką negerai padariau, kad kažką čia reikia taisyti. Kai tu esi bendruomenėje ir kai tu matai tų vaikų daugiau panašaus amžiaus ir tu matai, aha, ir šita mama to klausia, o šitai ten tas, šitos nevalgo, o šitos valgo per daug. Čia kaip aš jų jokiuosi, nes mano antras, tai man atrodo, per daug jau valgo. Dar nemačiau šito klausimo grupėje. Tai va, tai. Ir tiesiog tu pradedi matyti, kokia tai yra įvairovė ir kad nėra su to tavo vaiku blogai, kad tiesiog jie yra žmonės, kurie yra skirtingi. Ir kad ne viską čia reikia taisyti ir ne viską čia reikia spręsti ir kad nesi tu ten kažkokia bloga mama, kad tavo vaikas nevalgo ar valgo per daug. Tai va tas normalizavimas ir tos tokios, žinai, amplitudės pamatymas, tų procentilių, kad yra tie svyravimai ir kad jie yra normalūs ir kad negali tu sukišti visų vaikų į tą vieną lentelę. Tai man atrodo, va tas labai daug priduoda ir plus, kadangi, ar ne, yra tos bendrinės žinios, ar ne, ką mes turim seminarus. Taip. Kas man dabar labai patinka, kad visa ta biblioteka, jinai yra, aš prisijungiu telefone ir man nėra jokio streso, kad kažką pažiūrėjau, nepažiūrėjau laiku, kad niekur man nereikia važiuoti ir man reikia va čia ir dabar. Aš vakare užsimigdau vaiką, įsikišu ausinę, telefone susirandu aš net nežiūriu visą seminarą. Aš pasižiūriu to seminaro, tą vieną skyrių, ten pavyzdžiui buvo pradžioj su Bamba. Aš labai įsiterpsiu, nes visi mūsų seminarai, tą ir noriu pasakyti, kad jie yra visi suskirstyti mažomis dalelėmis, su kiekvienas turi pavadinimą, tai jeigu mes atsidarom žindymo seminarą, man šiandien skauda krūtį ir man atrodo, kad man mastitas, aš nežiūriu viso seminaro iš pradžios, aš žiūriu tik tai mastito dalį. Ir dar pasidarau tą greitį, X2. X2, kad greitai, Man, pavyzdžiui, buvo, ar ne, su Adomo Bamba, kažkoks įtarimas, ten manin kažkokia raudona, aš greitai taukštmeli tą seminarą, Bambos priežiūra, jinai ten pakalba 6 minutes, ne, iš esmės, kur tu greičiau nerasi niekada gyvenime atsakymą. Parodo nuotraukas, kokia ta Bamba gali būti, kur varnelė, kur iksiukas, ne, tu palygini su savo, paklausai, kaip ten prižiūrėti. Dariau, dar ten praėjo dar 3 dienos, vis tiek man ta Bamba nepatinka. Ką aš tada darau? Aš tada rašau. Labą dieną, Milita, žiūrėk, taukšt nuotrauką, mano vaiko Bamba tokia, čia viskas gerai. Ir jis sako, tada dar nufotkink tokiu kampu. Ir viskas, jinai pasako, ką daryti, pasako, kad viskas gerai, pasako, kad ten gal papurkš kažkuo, paplauk ne vieną kartą, 2 kartus ten, žodžiu, duoda instrukciją, kad šalia tų bendrinių žinių, ar ne, tų seminarų, yra tas dar specialisto individualus požiūris į tavo vaiką ir į tavo vaiko situaciją. Tai va tas yra labai, kad nėra tai vienpusiška, kad aš tik pažiūrėjau, gavau tas žinias, ir daryk tu dabar su jam, ką nori, ne? Nes, tikrai ne visada gaunasi, ne visada išeina, ar ne visada užtenka to aiškumo. Kad yra šalia tie specialistai, tai aš juokiausi, aš per 1 mėnesį, tai šiandien ryte rašiau kaip tik įrašą ir su Milita dėl priežiūros kalbėjau, ir su kineziterapeute dėl kojų kreivų kalbėjau, nes vaikas sunkiai pilve pas mane betilpo. Ir su tavim dėl miego kalbėjau, ir su Egle dėl žindymo persimetėm. Ir dar kažkas buvo. Kad jau 4 per mėnesį, kur nieko labai tokio kažko drastiškai blogo nėra, bet visada smagu parašyti, kad, žinai, Davilė, žiūrėk, čia piški, man atrodo, gal mažai tas mano vaikas miega, ne? Tu sakai, ne, normaliai, gerai. Ne? Tai tiesiog tu gauni dar šalia tą visiškai individualų dėmesį, visiškai tavo situacijos apžvalgą, analizę ir žinoti, kad tu tą turi nuolatos savo kišenį. Man tai yra, maks ramybė, kokią aš galiu gauti. Man geriau negu, nežinau. Ir žinai, tu jau augini 2 vaiką ir galvojant apie tai, kad tu ir šiaip esi šitoje temoje pakankamai daug ir vis tiek tų klausimų kyla, nes kiekvieną kartą tarsi tos situacijos nebūtinai tai, kas taip kaip atrodė vieno vaiko Bamba, taip atrodys kito vaiko Bamba ir gali būti, kad visiškai bus viskas kitaip. O ką jau kalbėti apie mamas, kurios augina 1 vaikelį. Aš labai gerai atsimenu, kai aš pasiėmiau žirklutes ir taip žiūriu ir galvoju, ta prasme. Mano žirklutės didesnės už vaiko ranką, žinai, kaip iš viso tai yra įmanoma nukarpyti nagus. Ir šitie dalykai. Ir kitas momentas yra, kad
kai mes žiūrim seminarus besilaukdamos, mums atrodo, kad viskas čia aišku. Tikrai viskas aišku. Bet nepamirškim, mommy brain. Ir kitas dalykas, kai mes jau turim vaiką ant rankų, atsiranda dalykų, kuriuo aš net nežinojau, kad aš nežinojau. Tai va tada specialistai tikrai yra labai labai didžiulė pagalba, nes mes tada galim grįžti ir sakyti, palauk, pas mane čia viskas kitaip. Ir specialistai, bet net ir, žinok, ir tų seminarų, bet kaip aš sakau, skyrių kažkokiu atsisukimas, nes, tarkim, atrodo, savaime suprantama ten tas, nežinau, žindimas ar kažkas, bet ar aš atsimenu, ką žiūrėjau besilaukdama, kiek aš ten kartų per parą, man gal, aš net, žinai, kaip sakau, tu net nežinai, ko paklausti, nes tu susiduri, tu nežinai, ko nežinai. Ir, pavyzdžiui, taip, antras vaikas pas mane, bet tarp jų yra 3,5 metų skirtumas. Aš jau viską, vis tiek, kaip veikia atmintis, tu kas tu išsitrini. Ne, ypač mamų smegenis, kur ten tos vietos labai trūksta. Bet aš su visai kitokiais klausimais susiduriu. Ant kiek ta Nema, pavyzdžiui, nesimigdė, ant kiek šitas pats užmiega, paguldai ir miega. Ant kiek, pavyzdžiui, su Ema nebuvo problemų su valgymu, ant tiek su šitu man dar jau 7 savaitės man dar kyla klausimų dėl valgymų. Ten, pavyzdžiui, pas Ema apie pasaitėlius net pagalvojus nebuvau, pas šitą žiūriu ir taip kiekvieną dieną, čia reikia daryti. Pasaitėlis. Aš matau, kad jis yra trumpesnis, bet kiek trumpesnis, čia jau konsultuotis. Tai tam prasme, tų klausimų, jie tiesiog kitokie. Ir aš pažiūrėjau sąžiningai, ten man svarbiausius seminarus prieš gimdymą, bet aš tikrai grįžtu. Prie mažų atkarpėlių, bet kai susiduri, tu grįžti, arba ten vyras paėmė tą leliuką. Kaip čia dabar įpraust? Tak, va, prašau, pažiūrėk. Visa instrukcija yra. Tai visas video demonstracija, 5 minutės ir viskas aišku. Tai kažkaip tikrai grįžti ir tikrai, aš negalvoju, bet kaip tu sakė, ne, tai srity dirbi, aš negalvoju, kad man tiek reikės. Geriau apie save galvoju. Norisi girti, visada norisi. Žinai, kaip tie maži vaikai, kad ir antras, kad ir ramiau. Bet tu žiūri, kažkas pasakytų, kad viskas gerai. Čia gerai. Čia gerai. Taip ir turi būti viskas. Taip, vis tiek to norisi. Ir aš dabar sėdžiu ir galvoju, bet man, žinai, toks jausmas prabėgo, kad tai, ką mes dabar veikiam, tai yra gražiai kalbam apie tą savo kūrinį ir giriamės juo ir žavimės juo. Tai yra taip nelietuviška tam tikrą prasme, nes dažnai mes taip, ten kažkas yra, bet iš tikrųjų, man atrodo, Myli tėvai grupė yra ta grupė, kurią galima didžiuotis, kurią reikia didžiuotis ir kurią giria. Ir tikrai mes tų tokių pagirimų išgirstam labai daug iš mamų, kurios buvo grupėje. Vat aš kaip tik kalbėjau neseniai, o vakar su mama, kuri buvo pas mus grupėje. Ir tikrai tai gera buvo klausyti tų tokių gražių, šiltų atsiliepimų apie tai, kaip jai daug buvo ramiau būnant grupėje. Ir jinai augina 3 vaiką. Wow, geras. Man tai dar labai didelis, kaip čia pasakyti, toks rodiklis yra tai, kad, ar ne, tu gali prie grupės prisijungti 3 mėnesiam. Tu gali viską pražiūrėti ir atsijungti. Ir tai tikrai, pagal tai, kiek tu gausi ten 100 tų seminarų, tau, aišku, jų visų nereikės ar ne per tos 3 mėnesius, nes, tai dengia nuo gimimo iki 3 metų, tai tau bus aktualu, tarkim, ar ne, ten pasiruošimas gimdymui, 1 pusmetis, tu gali už tą juokingą kainą pasižiūrėti visus seminarus ir atsijungti. Ne? Viską, jeigu norisi, taip. Bet man pats toks širdžiai mieliausias rodiklis yra matyti, kiek laiko žmonės būna, kad jie būna 1,5 metų, kad jie būna metus, būna 1,5 ir kad neišeina dėl tos ramybės, ar ne? Ir tad turi žiūri vaikui augant lėtai palaipsniui, nes vis tiek kiti klausimai kyla, ateina primaitinimas, po primaitinimo, baigęs primaitinimas, ateina nujunkimas, po nujungimo ten ateina koks puodukas ir pirmi tie porą ateina paskui todlerystė ir emocijos. Visada sukas. Ir kad būna žmonės, ir kad lieka, ir kad auga kartu, ir tos vaikus augina. Nes tikrai viskas keičiasi taip greitai ir taip dinamiškai, kad suskaityti visas knygas ir susirinkti visą informaciją ir dar stebėti savo vaiką ir dar pasidaryti pačiam visas individualias, unikalias išvadas. Labai daug reikia laiko ir pastangų. Ir kai yra tokie portretai, tai, tai man šitas labai džiugu.
Ir kad pati galiu to naudotis. Super, aš galvau, žinai, šiandieną tave kalbindama pokalbį, taip greitai pakalbam apie tai, galvau, tu būsi tas žmogus, kuris pasidalins iš abiejų pusių. Ir iš kūrimo pusės, ir iš naudotojo pusės. Dabar tokia turi unikalią visiškai poziciją ir pati protestuoti tai, ką sukūrei. Taip. Ir man tai dar labai smagu, kad Ema buvo mergaitė, dabar pas mane yra berniukas. Čia nieko nestereotipuojant, bet lenta kitokių klausimų. Ir man tai, aš gal kartais biškai užknistu, bet aš kokią nors naują patirtį, kai išgyvenu, aš visą laiką jums įrašau. Parašykit, kaip berniukams dėt sauskelnes, nes jie per visur prasisoja. Parašykit ten tą ir tą, ar ne? Reikia nufilmuoti tą ir tą. Nes tu vėl eidamas per tai praktiškai, tu pamatai, kur dar galbūt ar ne, kažko trūksta. Arba būna mamos parašo, tokius klausimus, kur net susimastai, okei, o gal čia apie šitą ir nekalbėjom. Aš tikrai sakysiu, kad pakalbėkime apie tai, kai vaikų svoris yra procentilių ribose, ne, viršutinėje, apatinėje ir kas tos procentilės apskritai. Tai, kad tu gali dar eigoje visą laiką tą pildyti ir kad tai nėra kažkoks baigtinis kūrinys ir kad yra ta dinamika, kuri iš praktikos visą laiką gali atliepti tos tėvų poreikius. Tai tas labai smagu. Mums smagu, kad tau smagu ir smagu, kad smagu tiem, kas prisijungia ir tikrai bus smagu tiem, kurie dar prisijungs. Tai šį mėnesį kaip tik yra turbūt pats geriausias laikas prisijungti į Mylų tėvai, nes jūsų laukia nuolaida. Skaitykite apie kurią mūsų naujienlaiškį. Tai ačiū Migle, kad žinai, nuo migdymo radai laiko pakalbėti su mumis, buvo gera tave pamatyti ir man atrodo ir mūsų naujienlaiškio prenumeratoriai džiaugiasi tave matydami tokios geros nuotaikos. Ir šiandieną ačiū ir atsisveikinau. Ačiū, iki. Iki.